Tadai pristatyti. Sveiki, aš Tadas. Šiandien tapau pasaulio KOK čempionu. Norėčiau porą žodžių tarti visiems savo draugams, šeimai, visiems šiaip fanams, kurie domisi, kurie stebi. Labai norėčiau padėkoti visiems už palaikymą, už visokiojopą, tiek materialinį, tiek moralinį, už viską padėkoti noriu jiems. Koks pirmas dalykas bus, kai grįši? Ką darysi? Pirmas dalykas, kai grįšiu, tai grįšiu į lovą ir mėgosiu labai ilgai. Labai ilgai mėgosiu ir valgysiu. Interviu sakei, kad eisi McDonald'ą. Taip ir bus? Jo, iš tikrųjų, kai išsimėgosiu gerai, tai pirmas telė bus McDonald'ą, bet vieną kartą ten. Supratau. Koks jausmas iškovojęs pergalę? Jausmas iš tikrųjų žiauriai geras, neapsakomas. Iš tikrųjų dar realiai net nesuvokiu, kad turiu šitą titlą, kad laimėjau. Dar reikia apsiprasti, bet šiaip jausmas nerealas, neapsakomas. Gyvenime pirmą kartą tokį jausmą. Tai yra tavo svarbiausia pergalė per visą karjerą? Jo, kol kas čia yra viena svarbiausių mano pergalių karjeroj. Ir iš tikrųjų, manau, ne paskutinė. Koks buvo tas pergalingas pasiruošimas, kuris lėmė jūsų pergalę? Iš tikrųjų, pasiruošimas buvo labai sunkus, labai sunkus. Visų pirma, buvau po ilgos pertraukos, po traumos, ilgai buvau nesportavęs. Ruošėmės labai stipriai tiek fiziškai, tiek morališkai, tiek iš techniškos pusės, daug sparingavomės, daug šifavimo techniką. Žodžiu, darėm viską, kas tik įmanoma, kad pasiekti pergalę. Kada bus tavo sekanti kova? Dabar mano sekanti kova bus lygiai už mėnesio Italijoje. Italijoje. Su kuo kovosi? Ar jau žinai? Žinau, kovosiu labai gerų kovotojų Semo Pietė, kuris neseniai laimėjo turnyrę Glory savo kovą. Tai bus vėl titulinė kova ar tiesiog viena super kova? Taip, tai vėl bus titulinė kova ir kovos dėl Europos čempiono diržo. Porą žodžių gal treneris gali pridurti? Aš manau, Tadas kovo Italijoje laimės, net neabejoju. Mes padarysim viską, kad užtvirtinti šią pergalę. Aišku. Ir paskutiniai žodžiai gerbėjam, fanam. Ačiū visiems labai, didžiausias ačiū savo komandai, kurie padėjo, prisidėjo, be kurių nebūtų šitos pergalės. Didelis ačiū treneriui Vadim Kramai, kuris dieną naktį buvo su manim, palaikė mane, visiems komandos nariams, šeimos nariams, draugams, visiems, kurie palaikė. Labai ačiū visai mūsų komandai. Be jūsų, mūsų tų pergalių nebūtų. Dėkui. Ačiū jums. Us.